Sveiki! Šiandien mes apžvelgsime jau jūsų matytą Parkside aparatą. Prieš kelias laidas mes virinam su šito aparatu su savisaugė viela. Rezultatai buvo visai neblogi, ypač jeigu paimti geresnę savisaugę vielą, kokybiškesnę. Šiandien mes jį išbandysim, kaip šitas aparatas virina su apsauginėmis dujomis ir pasižiūrėsim, koks yra šito aparato funkcionalas. Pradėkime nuo pirmos lemputės. TIG yra galimybė virinti su Lift TIGO rankena. Sekanti funkcija MMA, tai yra suvirinimas glaistytais elektrodais. Irgi kaip ir viskas yra aišku. Įdomesnė funkcija, kaip matau, galimybė virinti 1 mm viela aliumininė. Labai įdomu, ateityje tikrai reikės pabandyti. Toliau važiuojame Flux, tai yra virinimas savisaugė miltelinė viela. Toliau MAG, tai yra suvirinimas aktyviose dujose, tokiose kaip CO2 arba mišiniai su CO2, argono ir CO2 mišiniai. Ir suvirinimas MIG, tai yra suvirinimas inertinėse dujose, tai yra vėlgi aliuminis, nerūdijantis plienas. Šiandien mes turime dujas gryną CO2, tai pasirenkame funkciją MAG ir turime du suktukus. Vienas suktukas, reguliuojame srovės dydį, gal tai yra kiek neįprasta. Dažniausiai mes reguliuojame vielos padavimo greitį, bet su srovė irgi nėra sudėtinga. Galite įsivaizduoti, kad 1 mm plieno jums reikia srovę pastatyti apie 30-40 amperų. 2 mm atitinkami 60-80, ir tokiu būdu važiuojame toliau. Ir kitas suktukas, kaip įprasta ant pusautomačio, tai yra įtampos reguliacija, tai yra mes galim pasistatyti, kiek mums voltų tuo virinimo metu reikia. Kad nereikėtų, ypač mėgėjam, pasimeta, kaip sureguliuoti įtampos ir srovės tobulą santykį, šiame aparate yra įdiegta, kaip matau, sinergetikos sistema. Taip, sinergetika tai yra skirta, pavyzdžiui, MAG procesui, tai yra suvirinimas aktyviose dujose, viela 0,8 ir mes jau sukant mums vieną rankenėlę, keičiasi atitinkamai ir įtampos parametrai. Tai yra, jeigu mes srovę pastatome 100 amperų, tai įtampa mūsų aparatas rekomenduoja 18 voltų. Mes, aišku, pagal save galime pasireguliuoti vieną arba kitą pusę. Atsidarę gaubtą, mes turime rekomendacinę dar lentelę, vėlgi įvairiems suvirinimo procesam. Aš matau, kad plienui, savisaugiai vielai, aliuminio vielai skirtingi storiai ir yra surašyti skirtingi nustatymų dydžiai. Vėlgi labai patogu, jeigu matysim, kad mums su sinergetika neina virinti, mes visada galime grįžti prie rankinio valdymo. Vidus nieko ypatingo, standartinis tipinis vielos padavimo mechanizmas, paprastas vienas vedantis ratukas, prispaudimo guolis ir ritės laikymo mechanizmas, skirtas ir didesniai 5 kg rytei ir galima, kaip matėt, galima dėti mažutę savisaugės vielos rytį. Mes virinsim sinergetiniu režimu. Aš manau, kad žmogus, kuris perka Parkside aparatus, jisai yra ganėtinai tolimas nuo suvirinimo technologijų ir savo rankytėm bandyti reguliuoti parametrus bus ganėtinai sunku. Tai pasitikėkim gamintojų, pažiūrėkim, ką jisai gali. Statau 100 amperų, taip, man aparatas rašo, kad siūlo virinti 18,4 volto įtampa, gerai, ir mes dabar turime vamzdelius 20 ant 20, senelė dvietukas ir suvirinsim vamzdelius va taip, kaip aš juos laikau rankoje ir dar trečią vamzdelį privirinsim ant viršaus 2 kampiniam siūlėm, gausime va tokią konstrukciją. Jeigu viskas pasiseks, srovę pamažinsim iki kokių 80 amperų ir suvirinsim tokią konstrukciją. Aš jau esu paruošęs briaunas truputuką nusklembęs, gražiai sudėsim, sujungsim ir užvirinsim iš vienos ir iš kitos pusės.
Mano manimu, truputuką trūko įtampos, galima buvo truputuką pasididinti ir dabar suvirinkim dar kampinę siūlę. Padidinus įtampos rezultatas gavosi dar geresnis, nes anoj pusėje siūlė bus tokia truputuką per daug iškilusi, na, jinai matysis, kad šaltokai. Susimažinam srovę iki 80 amperų ir bandome suvirinti. Aš truputuką norėčiau padidinti vėl įtampą. Taip, turime suvirintas 4 siūles, tai yra pirmoji siūlė 100 amperų ir buvo galbūt kiek mažoka įtampa, pas mus gavosi ganėtinai aukšta rumbelė, tada įtampą pasididinom, suvirinom kampinę siūlę, na tai sakyčiau, jinai gavosi tikrai tobulai ir tada dar 2 siūlytės mes suvirinom jau sandurinės 2 mm vamzdelius ir tikrai siūlė gavosi. Vienu atveju buvo įtampa mažesnė, kitu atveju buvo didesnė. Na, rezultatas man tai asmeniškai labai patinka. Kągi, vieni sako, kad tai yra labai prastas aparatas, kiti sako, kad tai yra labai geras aparatas. Aš manau, kad šitas aparatas yra vertas tiek, kiek jisai kainuoja parduotuviai. Tai yra aparatas skirtas mėgėjiškam, retam naudojimui. Ir tuo atveju jisai tikrai jūs nudžiugins, jūs susivirinsit savo 2 kažkokius metalo gabaliukus ir viskas bus puiku. Ypač jeigu jūs dar naudosit kažkokias geresnės suvirinimo medžiagas. Aš manau šį kartą tiek. Iki.